Mano šiandienos pašnekovė Aistė Jonauskienė. Tai sveika atvykus pas save namo. Sveiki visi. Tai labai dažnai yra painiojama su mandagumu, kur atrodo, tai ką tu ten tiek pasakoji apie tą dėkingumą. Ir kas čia tas dėkingumas, ką ten visą akademiją įkurti. Galvoju, tai aš jau nebejaučiu. Kad jau taip atsisėsti ir ten eiti per visą procesą, jisai tiesiog vyksta tarsi savaiminis dalykas. Ir tam tikrai ne 21 dienos ir ne 3 mėnesių reikėjo, o daug metų, kad tai taptų net nejaučiama, kaip vyksta. Tai čia gal toks padrąsinimas, kad gal aš dar nepasiruošusi, galvoju gal pradėti ten jau dalintis, bet gal dar pasimokysiu, gal dar prikaupsiu. Jau kai tu prikaupsi, tai tada jau tu imsi kitą klientą. O jau ir dabar pat su tom žiniom, su tuo, ką tu turi, tikrai yra didelė dalis žmonių, kuriem tu gali padėti su to žinojimu. Nekalbu aš apie vieną knygos perskaitimą, ne? O tai kaip ta meilė jaučiasi? O tai kaip tas dėkingumas jaučiasi, žinai? O tai kas čia, žinai, yra per dalykas? Ir aš suprantu, kad labai sunku paaiškinti žodžiais, nes tai yra labiau pajuntama ir kai pajuntama, tada... Ir aš noriu nuoširdžiai padėti. Ir noriu, kad kuo daugiau žmonių pajaustų tą dėkingumo galią ir visą transformaciją, kuri tokiu atrodo ganėtinai paprastu būdu įneša didžiulį pokytį į gyvenimą. Kaip atrodytų mano diena, jeigu aš pabusčiau tik su tuo, už ką padėkojau vakar. Tas sąmoningumas turbūt pradžiai ir auga per tai ir yra apie tai, kad tai nereiškia, kad sustoja vykti gyvenimas, jausmai, situacijos, bet kad mes jau sugebam sustoti ir pastebėti, kad jau čia užsisukau kažkur, stabdau ir suprantu, kad vis tiek aš esu, ar ne, aukščiau už tas situacijas. Kaip iš pradžių buvo man prieš pradedant dėkingumo praktiką, praktikuoti mechanizmas įvertinti, sugalvoti, kas galėjo būti geriau, įsivaizduojant, kad čia aš ieškau, kaip patobulinti kažką, nors iš tikrųjų tai tiesiog nevertinau ir buvau linkusi labiau negatyvą matyti negu pozityvą. Ir tiesiog tai apkalbėti tada dar pa kažką ir čia, taip veikia mechanizmas. Taip. Dabar jis veikia kitaip. Aš perinstaliavau, kodėl veikia toks mechanizmas. Ir tada, kai mes imam keistis, gali tapti labai vieniša, nes atsiranda tas atotrukis. Aš tarsi nebepriklausau savo ten, kur buvau ir dar nežinau, kur aš esu iš tiesų. Kažkaip noriu, žinai, ir padrąsinti, kad yra tokių žmonių kaip tu, tiesiog gal jie nėra dar kol kas aplink tave, bet mes kai keičiamės, mes buvom vienokie, buvo mūsų ratas vienoks kažkoks, ne, mes ten priklausėm. Kai mes keičiamės, tai pasikeičia ir tas ratas. Ir vėl aš irgi visada taip irgi stabdu, nenužudykit ten to vyro su 20, 30 dėkingumų gyvenime, nesakėt, o dabar ten aš jam parodžiau, aš jam pasakiau, o jis ten sako, kad nebežino, ką daryti, man čia per daug nežino net kaip reaguoti ir kaip priimti visą tą tokį laviną ten. Mes kiekvienas esam melodija, kuri, ar ne, turi kažkokį dažnį, kažkokią vibraciją, mes skleidžiam kažkokį garsą, kažkokią melodiją turim savo. Ir kol ta melodija dera harmoningai, nors ir yra skirtinga, bet skamba gražiai kartu, tai viskas yra labai puiku. Ir yra tiesiog taip gera tiesiog gyventi ir patirti visą tai, ką patiri čia ir dabar. Ir manau, kad reikia tų visų ritualų ir praktikų, kol jų reikia. Nes tikrai tame paprastume ateina ir momentas, kai nebereikia. Tai, kas mano ir bus mano kely, ir aš greičiau tai pasieksiu ir harmoningiau, tada, kada aš būsiu būsenoj.
kada aš būsiu savo namuose vidiniuose, kada aš būsiu savo ašy. Tai reiškia atsipalaidavime, priėmime, tikėjime, pasitikėjime, meilėje ir dėkingume. Tada visa tai, ko aš čia atėjau į šį pasaulį, man ateis lengviau, harmoningiau, greičiau ir aš turėsiu ilgiau laiko tuo mėgautis. Taip. Ir dar, ką norėjau pasakyti, tai kad čia, kur mes dabar esam šitoj studijoje, irgi yra tiesiog erdvė ir vieta vykti nuostabiem dalykam. Tai tie, kurie galbūt ieško bendruomenės, tai gali prisijungti prie čia vykstančių renginių. Tie, kurie ieško, kur įkurdinti savo renginius, savo veiklas, savo kažkokias praktikas, kur pakviesti žmonės susitikti, tai tikrai laukiam. Yra I Feel studija, ar ne, .lt svetainė, kur galima pasižiūrėti užimtumą, kada laisva ir tiesiog susisiekti su mumis. Aš irgi tapau Aistės partnerė ir lygiai taip pat puoselėsiu šitą studiją, šitą erdvę. Tai atrodo viskas šiam kartui, ne? Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikyti pakeliui namo, taip kaip galit, pakomentuodami, paspausdami like, subscribe, mygtuką prenumeratoriais tapdami, tai palaikymas toks, jisai nieko nekainuoja, o jeigu norisi tapti rėmėjų, gali tikrai paaukoti, esu labai dėkinga ir tik taip gali gyvuoti, ne? Tik taip gali tęstis šitie pokalbiai, nes tai yra energija, ar ne? Ir labai fainai, kai ta energija gauna kažkokio grįžtamojo ryšio, tai yra PayPal sistemoje, galima tiesiog paaukoti jums patogią pinigų sumą. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.